Labas visiems, kas žiūrite. Štai vėl mūsų nauja kelionė. Mašinai milijonas daiktų. Važiuojam šį kartą į Lenkiją, į Krokuvą. Plano jokio neturim. Važiuojam tiesiog, ten rodo gerą orą ir lėkiam. O paskui bus matyti. Stovyklausim. Tai va. Tik hop, 10 valandikių ir atvažiavom. Tokią vietą gavom palapiniai, kempingas. Paskui apeisim turbūt daugiau. Vanduo, elektra už mašinos. Nu ką, kepina neblogai kol kas. 2,8. Kraunamės daiktus, kiek dabar čia, po 3,15. Statom palapinę, kuriamės, gal dar iki miesto palieksim. Tai va, taip va ir gyvenam. Nu va, pasistatėm palapinę, baigėm įsikurdinėti, šašlikiukus iš karto uždėjau kepti, pavalgysim ir ką nors sugalvosim. Skanaus valgantiems. Na va, atvažiavom prie tokių baseinų. Čia karjeras ir dabar iš karjero padaryti tokie baseinai. Nu ką, gražu. Kaip Graikijai. Vanduo žalias atrodo. Nu ir sugalvok tu taip, ane? Ant vandens lieptai padaryti. O, koks skaidrus vanduo. Koks skaidrus vanduo, ir kaip gilu. Nu, mamulė, tai tik baseinė galės maudyti iki kelienų. Nu jo. Kur einam? Čia į tą. Iš jums gražiau atrodo. Nu jo, iš viršaus gražiau. Čia dabar saulė šviečia, nei spalvos nesimato. Nu, bet Visada viskas iš viršaus gražiau. iš čia kiek daug žmonių atrodo, iš viršaus taip neatrodo daug. Atsigaivinote? Jo. Tiesiai saulės spindina į akis. Aha. Bet geriau negu plateliuose ežere vanduo.
Pasukite kairėn. Sukam. Sukam. Žiūrėk, ten koks tankas, matai tas kemperis. O, turim kaimynus. Sakiau, kad ir vieną, ir kitą Kelionės žemės tikslas yra kairėje. Mūsų kempingas. Kokios fūros atvažiavusios. Nu jo, dar nepilnas, dar vietų yra. Čia palapinės. Vai ten. Einam ten. Einam kitą pusę dar pažiūrėti. Dušai. Tualetai. O. Vaizdas nuo kalvos. Nu, virtuvikė. Šaldytuvas, kriauklikės. Žiūrim kažkaip. Stalai. Šaldytuvas bus pilnas, jaučiu. Pasidaryk. Nes Ventspilį mačiau. Normaliai, da, yra vietas. Viskio yra. Nu va, padarėm kempingo reviziją, apžiūrėjom visus, kaip kas įsikūrė. Šiaip kempingas neblogas, jo. Buvom nuvažiavę pasimaudyti. Karjerė, bet įspūdingas tikrai. Čia netgi va, kaimynus turim. Iš Azijos. Iš Kinijos, ko gero, palei numerius ir palei žmonės. Kiniečiai. Jo. Ir keliauja matyt. Buvo Lietuvoje. Jo, buvo ir Lietuvoje, matom vėliavą ant mašinos. Tai va, grįžom į savo palapinę. Dar bulvių įsikepsim pavakarieniauti. Nu ir susitiksim rytoj. Ate. Labas rytas. Tai va, atvažiavom prie Kosciuškos pilkapio. Jeigu gerai verčiasi lietuviškai, taip. Tai va, pabandysim gal užlipti ant viršaus. Panašus kaip Gedimino kalnas, tik pilies ant viršaus nėra. Pakėlėm droną, paskraidėm iš viršaus gražiai. Ant kalno nelipom, sprendėm nelipt. Dabar važiuojam link Veličkos. Atvykom jau į Veličkos miestelį. Einam, turim dar valandą, pusantros laiko iki mūsų bilieto į druskų kasyklos turą. Ir va, eisim į bokštą užlipti dar. Čia žiūrėk, kaip teka vanduo. Nu, čia nuo druskų žiūrėk turbūt pabalė, a ne? Nežinau, ar matosi, bet čia druskos taip susiformavusios ant šakų medžių. Nu, čia visas tas pastatas iš kažkokių šakų yra apdengtas. Varva vanduo, matyt jūros. Ir taip susiformavo, tokie kaip varvekliai balti. Oi, tu sau čia bėga vanduo nuo stogo kažkur. Va, šakos sudėtos į lentynas, o iš išorės sulygintos, kažkoks vanduo paleistas.
Nu, druska, paragau. Tai matyt daug labai druskos privaryta, kad kuo greičiau tas druskuotas. Tai panašiai kaip... O technika kokia. Pila, tenais ir varvinam tų šakų ir paskui formuojasi tie. Tokia rūgšti kaip... Įdomi. Graikijai, ten tam jūroj. A, ne? Ja. Tenais vėl reikės laukti eilėj, kad užlipti viršų. 60 žmonių galima būti vienu metu ant to bokšto. Vienas išeina, vienas įeina ir taip. O šitas, kur mes eisim? Jo. Su kokiais veždavo druską. O, koks maineris. Eik, ten pasimk kitų. O, kokį aparatą gavom. Ir pocai. Ir pocai. 64 metrai po žeme. Do 19. století tady těžili. Initially, miners used sledges like this, the first one, and then in the 18th century they started to use wooden carts rolled on wooden rails, so-called Hungarian dogs. And
located here because they had no way to get out of this overloaded raft. They didn't have enough air. Baigėm savo turą, 2 valandas beveik truko. Tai dabar visi eiliai stovi lifto laukia. 130 metrų po žeme dabar esame. Liftas įdomus. 9 žmonės. Ką? Mane pasisekė 5 dar turės laukti. Pravažiuoja. Apačioj. Čia kažkoks 2 aukštų liftas. Mes viršui lipam. Čia apačioj. Opa. Eita sal. Nebijosi? Adesso fa di nuovo prim prim. Oh my God. Brasil. Nu, tu gali paleisti. Jėzus, tokie bailiai. My family is from Italy. Yeah, my little cities. Žemė. Little cities in the south. A ne? Italy. Little cities. Važiavom. Piccola città. Yeah. Sì, sì. Iškiškit pirštą. Jo, čia palaukit, tu atidarys. Yeah, me too. I understand. Yeah, Italy, but don't speak Italy. Neišleidžia dar. Man nenori išleidžia. Ai, per kitą pusę. Ok. Per vieną įleidžia, per kitą išleidžia. Nu. Tu matei. Nu, grįžom į savo kempingą. Pavalgėm. Dabar važiuosim į Krokuvos centrą, į senamiestį. Vakarinį pasižiūrėti. Austėja baisiai norėjo važiuoti su tais tramvajais visokiais, autobusais. Tai mašiną palikom. Ir šiaip mašina ten su parkinge yra reikalų centre. Tai einam stotelė čia prie pat su autobusu. Ir paskui su tramvaju. Nu. Išlipti reikės valandą. Men den må du gerne lade mig være. Gerai. Ką čia matomės dabar? Nu ką, kylam. Vavelio katedra. Ir čia aplinkui yra ir Vavelio pilis.
Šitas kietas. Štunkūs. Visokių suvenyrų, kokių tik tais nori. Gintaras, magnetukai, kepurės, barškaliukai, tarškaliukai. Nu, didelė čia ta aikštė. Senamiesčio. Irgi daug. Labą rytą. Atvažiavom į Oicovskį nacionalinį parką. Kažkoks žygis vyksta. Nežinau, kas tokie žygiuoja. Kaip skautai, kažkas panašaus, vis su kuprinėm, su kilimėliais. Dar vienas pareina. Ką? Nu, eisim ir mes kažką tai pasižvalgyti, kažką įdomaus pamatyti. Krokuvos vartai. Kuo toliau, tuo šalčiau darosi, ne? Ką? Koks medis išraižytas. Nu, nusipirkom bilietus į urvą. Kelintą čia turi prasidėti? Pusė, ne? Jau pusė pirmos. Tai einam, palauksim. Tik visi striukės maunas. Eik tu sau čia kaip
Visų. Čia pareina vieną grupą. Dar kitokia patirtis. Ką nors. Gerai, kad tavo kamera biškį šviečia. Eina savo čia. Kaip siaura. Opa. Atrakcja, bo nad nami rośnie las. No to ruszamy. Idziemy dalej. Slidu. Ale wróciliśmy do tego miejsca troszkę inną trasą. Częściowo sztucznie wytutym korytarzem albo przekrętem. 8 ostatnich metrów, tam gdzie można było. A čia per... Žiūrėk, tie patys vartai, žinau, kad kitur čia išlindo. Aha. Nesupratau, kaip čia taip. Matei, kaip žmonės O, iškart kaip šilta. Thank you. O, šilčiau iškart. O, jau kiti ruošiasi eiti. Visai įdomus, pusę valandos turas su gidu. Visai neblogai, tik baisiai šalta viduje. Ką rodo Google Maps, ten ir einam. Viskas gerai gavosi, apjoma. Iš kitos pusės, nuo kitos pusės būtumėm turėję dabar ten eiti, o mes iš kitos pusės atėjom. Jo, viskas išėjom iš miškų. Dar viena pilis kažkokia tais. Jo. Aha.
Graži. Sakiau, što velnių gausi. Ką? Ten buvo. Pradėjome į stalčius kraustyti. Čia taip pat iš apačios matys. Žiūrėk, kausti koks spynos mechanizmas. Tai? Čia gal eina daryti? Ar neina? Vėl ateis. Žinok, kaustėsi stebima. Paskui tave visur vaikšto. Stalčius pradėjo darinėti. Aš spyną norėjau patikrinti, bet kažkokia užsistrigusi ten. Nieko neleidžia. Koplyčia, ne? Viskas, ane? Kaip ir paskutinis. Tas grotas. Aptariam, ką šiandien nuveikėm. Šalta? Ne šalta, nemeluok. Visai gerai. Tai va, pusdienį šiandien prasivažinėjom. Haikinom biškelį pradžiai prieš Zakopanę. Nesitikėjom, nesitikėjom, kad reiks tiek eiti. Nu, ėjom, paėjom. Viskas gerai. Tai va, grįžom į savo kempingą. Bet jau kiek padaugėjo. Jo, privažiavo tai jau normaliai. Tai va, pasimsim rytoj irklentę, važiuosim į tuos karjerus, kur jau buvom. Ten trumpai buvom, valandą gal kokią. Tai rytoj geras oras. Visą, pusdienį gal praleisim prie to karjeros su tais baseinais. Pasiplaukiosim. Ir, o paskui... Čia žolė pjovė. Nežinau, ar dar liksim, ar nebeliksim jau. Bet čia realiai. Gal ir važiuosim jau. Žiūrėkit, kokio dydžio palapinė. Šakės. Nežinau, čia kokie 8 žmonės. 10.
Nu, tai dar iki Zakopanės. Oho, Ir rytoj pilnatis. turi būti tas oranžinis mėnulis. A, ne. Gal. Ar matosi? Ir tada 12 dieną tas Persėdų lietus. Jo. Tai vat, dar iki Zakopanės turim. Nu, planas yra nuvažiuoti. Oras geras. Mūsų apartamentai. Pirmos dalies savo video, tai vat, šičia ir pabaigsim. Paspauskit laiką, parašykit komentarą, paspauskit subscribe, kas dar to nesat padarę. Ir susitiksim už kelių dienų sekančiam video. Ate!